koks tai miestas yra, kad žmogus čia nesilankęs suprastų? Labai geras klausimas ir tu sakyk, tai labai asmeninis klausimas, kadangi vis dėlto Klaipėda yra mano gimtasis miestas, mano vaikystės miestas. Tik vėliau jau teko patirti Žemaitijos gyvenimą. Tokį jau konkretų tiesmuką, bet vaikystė prabėgo Klaipėdoje. Tai pabrėžti, tai yra mano gimtasis miestas. Tai natūralu, kad sentimentų yra labai daug. Ir tuo labiau, kad ir kunigystės metų Klaipėdai padovanota taip pat labai daug. Ir šiandien, nors realiai 3 stambios pareigybės šią valandą man paskirtos, tai yra pirma, kaip ir paminėjau, tai kartą mėnesį skrendu 4 dienom į Bergeną, į istorinę Norvegijos karalystės sostinę, kur patarnauju tenai gyvenantiems lietuviams katalikams. Taip pat patarnauju Palangos parapijoje, bet didžiąją laiko dalį tenka skirti vėlgi Klaipėdai, kadangi jau 20 metų ir oficialiai, ir neoficialiai tenka tarnauti buvusioje Klaipėdos jūrininkų ligoniniai ir dabar jau po restruktūrizacijos Klaipėdos universiteto ligoniniai. Tai didžiąją laiko dalį tikrai suvalgo tarnystė ligoniams ir pačioj ligoniniai, tad Klaipėda iš tiesų man ir gimtasis, ir sentimentų pilnas miestas, ir darbo vieta taip pat. Na ir drįstu sakyti, kad šalia tos veiklos dar yra tokia ir visuomeninė veikla, kurioje vėlgi jau 2 dešimtmetį skaičiuojam bendradarbiavimą su etnokultūros centru, kur vyksta mano autorinių vakarų ciklas, kas metai tradicinių giedojimų vakarai, kur pristatome Klaipėdos visuomenei ir svečiams tą liaudiškojo pamaldumo lobyną, kurį jau pradedam nuo adventų ir keliaujam visus metus įvairiais renginiais tą žinią neždami, ir čia aš galiu iš karto anonsuoti, naudodamasis eteriu, jog kovo 13 dieną Klaipėdos etnokultūros centre giedosime kalnus tradiciniu būdu su pučiamųjų orkestru ir vedamaisiais giesmininkais. Tad jau, mieli klausytojai, mūsų pokalbio klausytojai, kviečiu, žymėkitės tą datą raudonai, nes pavadinsim tą renginį, kad ir mokomės giedoti kalnų, bet ir tai taip pat bus valanda, kada melsimės už Tėvynę Lietuvą, nes bus tik diena prabėgusi nuo kovo 11-osios. Taigi Klaipėda iš tiesų man atminty visados iškyla tuo, kad jeigu nuo vaikystės pradedant, tai kad labai multikultūrinis miestas. Ir augant mažajam kaimelyje, drįstu sakyti, kad lygiagrečiai kalbėjau lietuviškai ir rusiškai. Kadangi aplinkui beveik 50% buvo rusakalbių gyventojų. Aišku, tada nei tas problemas man visiškai jau nekėlė ir nebuvo kažkokių tautinių dilemų ar kažką tai, kaip vaikas natūraliai imlus kalboms. Bet, tarkim, jau virsmui įvykus, Lietuvai paskelbus atkūrus nepriklausomybę kovo 11 dieną, visiškai netikėtą dalyką teko pačiam patirti, vedžiojant draugus ukrainiečius iš Dniepro po Klaipėdą. Jie viešėjo tada Klaipėdoje, tai teko ir Nidą parodyti, ir patį Klaipėdos miestą, visas šventovės. Tai jų nustebimas buvo pirmas. Kodėl tiek mažai bažnyčių? Ukrainiečiai, stačiatikiai. Tikrai aš paskiau supratau jų klausimą, kai teko lankytis Dniepre. Žinokit, skersgatvį pravažiuoju bažnyčios. Tai tikrai Klaipėda jiems pasirodė toksai kaip miestas be bažnyčių. Ir tarp kitko, aš jau tą tokią mintį girdžiu, ne tik iš jų girdėjau, bet ir iš vokiečių teko girdėti. Jie atsiveža seną atviruką, kur mato Klaipėdos senamiestį pilną bažnyčios bokštų. Sako, o kur jie? Ir jie labai nustemba, kad Klaipėda neatstatė nei vienos bažnyčios, kurią karai sugriovė. Juk pati paskutinioji, kuri buvo sugriauta, tai yra katalikų švenčiausios Trejybės bažnyčia, kurios pastatymo vietų dabar daugiabutis namas stovi pastatytas